O geriausias rašymai. Kartelį parodys ir jau pradėsim. Paimat šičia. Skaičiuoti, ten du lygiai ir čia dar dvi. Labai neskubėt. Labai neskubėt. Suprantat? Šičia atvedat. Jo, ten turi būti gale. Это рука должна быть отведена назад. Reikia kiekvienas padaryti po daugojį, mūsų geriausią rezultatą užrašysim. Sudariam? Mano čia kadangi pagrandukas. Čia Vas, сделаем что-то записываю. Алина, Банда. Pavazuojam gerai bendrai nuotraukai. Ir jums dėl Lietuvos futbolo federacijos statulėlį keliauja jungtinės kelios pareigos. Klausykite, o mes galim čia visai negyvimo varžybų. Mes galim tokį kokį pertvarką. Tokį padaryti. Entuziastinga, kad būtų gera nuotaika, gerai? Ir dar geresnė nuotrauka. Ot, futbolininkai, jūs šaunuoliai, dabar žinokit, šitą ką padarom. Vieną bendrą gerą nuotrauką, gerai, mūsų puikusis profesionalas, fotografas labai prašo jūsų, taip sakant, susitikti šiek tiek į kamerą pozuoti, šypsotis, kas be ko. Informuoju, kad geriausiai komanda yra Igol, Rinks ir Delintra. Delintra šiandien užėmė garbingą trečiąją vietą. Rinks atiteko antroji vieta. Na, o pirmoji vieta atiteko komandai Igol. Bet dabar nugalėtojų, taip sakant, šypsenos ir be abejo puikiai nuotrauka bus. Žinokit, dar neskubėkite pabėgti. Dabar apdovanojame tik geriausiasias komandas, ar ne? O toliau atitenka ir garbingi titulai geriausiam žaidėjui ir be abejo geriausiam vartininkui. Tai žinokit, gerbėmiai, jeigu ką, tai galite pasilikti čia ant pakilos ir man garbė pristatyti, kad geriausias olimpinės dienos futbolo žaidėjas yra Gražvydas Mikelėnas. Tai Gražvydai,
Gražvydas Miklėlėnas, va taip pasakiau gerai, ar ne? Gražvydai šypsomės, be abejo nuotraukos irgi su jumis ir olimpinės dienos marškinėliai jum, bet jeigu jūs juos dabar ir užsidėsite, bus tikrai labai labai puiku. Gražvydas yra geriausias žaidėjas ir jis atstovauja komandą Rinks, kuri šiandien užėmė garbingą antrąją vietą. Nuo dabar mes keliaujame toliau ir apdovanojame geriausiąjį vartininką, kuriuo šiandien tapo Mindaugas Ragauskas iš komandos Sigol. Mindaugas Ragauskas ir jam šios dienos olimpiniai aplodismentai. Mindaugai, dar į kamerą šiek tiek, ar ne? Ačiū labai gerbimieji jum futbolo atstovai. Šiandien iš tikrųjų parodėte, kaip niekada grįžto, drąsus ir kovėtės tikrai iš paskutinių. Tai labai dėkui jum. Dar galite ir nepabėgti pasilikti olimpinėje dienoje. Ir aš dar kartelį norėčiau labai padėkoti. Ir aišku, Lietuvos salės futbolo asociacijai, kuri atstovaudama Lietuvos futbolo federaciją šiandien čia surengė iš tikrųjų nuostabias varžybas. Taip kad gerbimieji mes jau visai netrukus apdovanosime ir geriausiosius 5 kilometrų bėgikus. O dabar valdo turbūt šiek tiek muzikos, ar ne? Ir visai netrukus tęsime mūsų apdovanojimų maratoną.